Žiūrėk, kartais užsisvajoju, kartais prisigalvoju, kartais tiesiog realybėj gyventi noriu. Taigi tam tikri dalykai, rašymas, skaitimas yra dar vis pamatiniai pagrindai. O įrašymas, vaizdo kūrimas, galų gale balso keitimas, tam tikrų mūsų situacijų ir visokių įvykių užspausdinimas, tas vadinamas įrašymas, filmavimas. Tai lyg slenkantis ir bėgantis laikas, kaip freestylas. Tiesiog laisvų žodžių mėtymi bairiai. Kiekvieną dieną vis labiau ir mažiau galiu šnekėti, kiekvieną dieną vis labiau tylėti. Norėčiau jums parodyti tas ilgas dienas praleistas filmavimo kamerai. Turiu omeny, kai pats filmavausi, kai medžiagą kėliau į didesnę talpyklą, iš kurios nieko neliko, kaip privatus kompiuteris. Tiesiog asmeninis kompiuteriukas. Taip jau yra, nieko nepadarysi, toks gyvenimas, taip ir žengame į priekį ir galvojame, ar iš tikrųjų mes norime. Ir galų gale suprantame, kad yra tik vienas kelias, kurį mes daryti galime. Ir galų gale tai įvyks, galų gale tai pavyks. Nereikia persistengti, nereikia galų gale tiek daug žvalgytis į šonus, nesupratus, kad kažkas ateina ir visada bus taip, kad jie išeis. Taigi mėgaukitės akimirkom ir žinokite, kad jeigu žengiau žingsnį, tas, kuris sakė galvoje, tas, kuris esu aš čia ir dabar, kad jeigu nieko nebeliko tavo gyvenime, suprask, kad liko tik tai, kas yra, kas buvo ir kas bus. Tas vadinamas aš. Tegu ne tai klaida, tegu ne tai, sakysit, nesąmonė, tegu ne tai beprasmybė, tegu ne tai visiška gyvenimo prasmė. Nesvarbu, kaip pavadinsi, nesvarbu, ką tu galų gale sugalvosi. Taip ir filmuojame, taip ir rašinėjame, taip ir save pateikti bandome. Kiek daug neatskleistų, išsakytų žodžių buvo, kiek daug sakinių ėjo ir praėjo, kaip niekur nieko nebuvę. Bet esmė, koks esu aš, tau tikrai turėtų nerūpėti. Nes kad ir koks aš bebūsiu, tu žinai tik vieną dalyką. Jeigu man pasiseks, jeigu aš save galėsiu aprūpinti, tu manęs niekada daugiau gyvenime nei matysi, nei sutiksi. Galų gale tu manęs tikrai niekada nepažinosi. Stenkis, nesistengęs. Gyvenimas yra toks. Dabar paklausyk tu šitos ilgalaikės tylos. Ir drumsk, pripilk vandenį, pripilk visokių spalvų, visokių šviesų, pripilk visokiausių garsų, pripilk visokiausių veiksmų. Aš žinau vieną, buvo taip, yra taip, o bus kaip, nežinau. Taigi, tai ar tau spręsti, man spręsti, nežinau. Kad ir ko, su kuo, ir dėl ko, ir vardan ko aš šneku. Esmė paprasta. Šneku, nes esu žmogus. Darau, nes jutau. Daug visokiausių klaidų, kurios žudė mane iš vidaus. Žudė, kaip sakant, iš išorinės pusės. Bet jeigu mane kažkas tai žudo, aš darysiu tą patį. Tik tai kitokiais būdais. Jeigu kažkas mane gydo, aš gydysiuos tik tai kitokiais būdais. Jeigu kažkas mane maitina, aš bandysiu valgyti, kad būtų tai naudinga. Jeigu kažkas dauginasi, aš irgi dauginsiuos. Tik tai kitokiom esmėm. Jeigu kažkas dalinasi, aš irgi dalinsiuos, tik tai gal kitokiom prasmėm. Taigi paprasta ir aišku. Gyvename tam, kad šitas gyvenimas taptų kaip žaidimas. Tik tai ne ta prasme, kurią suprantate.
tai būtų kaip žaislas, tik tai nesintetinis. Esu aš, esi tu, esam mes ir esat jūs. Taigi gyvename tam, kad gyventume ir tiek daug kartų kartoti, nes jeigu nieks nekartos, tai suprasite, kad dauguma nugyvenat gyvenimus niekad taip ir negyvenę. Suprantu, kaip yra paprasta daug laiko kankintis, daug laiko išvaistyti, kad galų gale pradėti gyventi. Taigi pabandysime dar kartą. Suprasime, nesuprasime, žinosime, nežinosime, nesvarbu. Esmė, kad ateitis būtų, kaip sakoma, iš mūsų pačių širdžių, galvų ir jausmų tiesiog pažadėta. Taigi pažadukai, melagiukai, kaip sakant, kenkėjukai. Bandome dar kartą. Jums startas, man startas. Jum finišas, reiškia ir man finišas. Bet prisiminkit, ką sakiau. Vis tiek ateitis priklausys man. Kad ir kaip norėčiau to ar nenorėčiau, bet tu puikiai žinai, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Taigi judame į priekį, nesižvalgome atgal, stengiamės kuo mažiau žiūrėti į tą laiką, nes galų gale mums reikia tik tai gilaus ir gero miego, kad atsibustume ir matytume savo ateitį ir rytojų tokį, koks jis iš tikrųjų turėtų būti. Sakant, rytas protingesnis už vakarą. Ačiū ir viso gero.